ir pasidalinkite, kiek jūs laiko vartojate, kokius produktus, kaip jūs jautėtės prieš pradedant vartoti ir kaip jūs jaučiatės dabar. Nu, drąsiau, tikrai žinau, kad vartojančių yra daug. Aš vartoju Green Maxą ir, su tualetu dažniau jau draugauju nei 3-4 dienas. Ir kas labai nustebino, nežinau, dabar po 2 ar po 3 dienų pavartojimą, kad ploviaus galvą ir ant pusės sustoja plaukų slinkims. Šį rytą ploviaus, tai žiūriu, kad, jau visai nebloga. Tokį pastebėjimą. O kas čia, nosį buvau pradėjus labai stipriai bėgti. Nežinau, bet dabar jau viskas tvarko. O daugiau kas kol kas. Tai jeigu neseniai naudoja, tai jau čia ir taip labai gerai. Jo, labai nustebino dėl plaukų. Tiesiog aš esu keto mitybo ir angliavandenių nelabai valgau ir nelabai galiu. Nežinau, gal viskas išsivalys, susitvarkys, gal ir vaisių, ir dar ko nors. Nežinau, bus matyti, čia dar pradžia. Galiu pasakyti, ačiū Gitana, labai galiu pasakyti, kad jūs paskui, kai pradėsit vartoti, jūsų organizme apykaita medžiagų bus greitesnė, viskas daug greičiau bus, susitvarkys ir tikrai galėsit ir daugiau vaisių pavalgyti. Aišku, visą laiką prisižiūrėti reikia, bet tikrai Green Maxas palengvina tą apyvartą. Išeina vandenys nereikalingi iš organizmo, tik aišku, būtinai gert vandenuką reikia, kuo šiltesnė. Tai labai ačiū. Aš sportuojanti ir labai stipriai sportuojanti, tai man labai patik, nežinau. Labai gerai, labai gerai, labai smagu. Tada ačiū. Pradėjau vartoti šį produktą kažkur spalio mėnesį. Gal ne pradžioje, bet antroje pusėje spalio. Kodėl pradėjau vartoti? Turiu problemų su sąnariais. Turiu artritą ir nuolat rytais atsikeliu kaip sulaužyta, su stipriu galvos skausmu, su visas sprandas skauda, tarsi visą kūną skauda. Kiekvienas rytas toks baisus toks atsikelimas. Paskui man buvo taip, kad vieną rytą, kai atsikėliau, tiek pykino, tiek galva skaudėjo, nesuprantu, temperatūros nėra, tiesiog nežinau, iš kur tokia bjauri savijauta, pradėjau mėtyti į visas puses. Jau nelabai linkusi kreiptis į gydytojus, tai puoliausi už šitų produktų. Pažįstama juos jau gėrė, jau buvau girdėjus apie šitos produktus, tai skambinau iš karto ieškot pagalbos ir gavau šitų produktų. Pradėjau juos gerti, susižinojau, kaip juos gerti. Tai gėriau Mimaxą, Blue Maxą kas valandą. 1 valandą gėriau Mimaxą, praėjo ta valanda, gėriau Blue Maxą. Ir taip, kol man pagerėjo tą savijautą. Ir antroje dienos pusėje man prašvito akis. Aš numiegojau tokį pietų miegą per tą tokį laiko tarpą, išgėrus tų vaistų. Ir atsikėliau jau žvalesnė. Ir paskiau nuolat jau iki pačioliai aš tebegeriu, apart Green Maxo nebegeriu. O visus šitos Blue Maxą ir Mimaxą tebegeriu. Bet mano savijauta labai pagerėjo. Bet kaip turiu taip pat ir uždegiminių ten visokių procesų organizme, tai jaučiu, kad sąnariai visada yra patinę. Dar aš jaučiu, kad man matyt vyksta dar nuolatinis tas kažkoks procesas. Tai taip pat mano labai didelis yra cholesterolis, jisai yra 2, gal daugiau net ir į 2 pusę. Ir, mano savijauta dabar, kol aš juos geriu, aš esu labai patenkinta. Kaip sakant, jaučiu visą šitą naudą šitų produktų. O kodėl Green Maxo nevartojat? Vartojau Green Maxą, kokius iki pat neseniai tik tai nustojau vartoti. Paprasčiausiai jo nebuvo dabar. To Green Maxo neturėjo, ta moteris, iš kur aš ėmiau, jinai neturėjo tuo metu.
Ir kažkaip taip ir liko. Dabar aš šiuo metu to Grimakso nevartoju, bet taip vartojau kokius porą mėnesių, tai tikrai pavartojau. O kas ta Edita. moteris, jinai iš mūsų komandos? Tai Stefa, Edita, dėl Andriaus dar pasakyk. nu jo, taip pat, bet vyras mano vyrui yra, nu, žvynelinė, liaudiškai tariant. Jisai pavartojo šitą produktą tik tai vieną sykį. tą visą komplektą, jo Blue Maxą, Mi Maxą, Green Maxą, vieną tą, kaip čia, vieną reisą vadinamą. Nu, Po dėžutę išgėrė, ar kaip? jo, po dėžutę. Vienas tas, ne, viena ta porcija, ta vadinama. Nu, ir jo buvo tiesiog žvynelinė, jo yra stipri, visas kelienas, rankos, galva, nu visa kita. Ir jisai kai pavartojo tą vieną ir paskiau sako, dabar negersiu, nes tai jam pasirodė brangu ir kaip sakant, ne dabar. Nu, ir jis nustojo gert, bet kai jisai nustojo gert, praėjo kažkiek laiko, jam visai nuėjo visas tas sluoksnis to apnašo, kai būna, nes buvo tiesiog storai apsinešusi visą odą. Nu, tai jisai pats pamatė, kad suprato, kad tas produktas čia padarė tokį stebuklą. Nu, tai dabar pasiruošęs yra gerti toliau, bet kol kas dar, kaip sakant, čia reikės daryti užsakymą, nes kol kas aš gėriau. Nu, o jo tokia nuomonė, kad tai produktas, kuris jam padėjo, nes daugelį dalykų mes darėm, visokiausiais vaistais trynėm, bet viskas yra tik tai laikina. Nes kol tepi, atrodo kažką padeda, o jeigu tik nustoji tepti, jam užeina didžiausiais sluoksniais. Taip, tai yra baisu, bet suprantat, ta žvynelinė ir yra nuo užteršto kūno, ir kai vaisai nors kiek prasivalo, jinai tikrai traukiasi, tai labai smagu girdėti, kiekimės ir toliau vartos. Nu, gerai. Jo, vartosim, tik tai truputį situacija pasikeičia ir vėl vartojam. Gerai, labai smagu girdėti. Labas vakaras, čia Stefa skambina. Taip, klausom. Tikrai aš noriu Editai pasakyti, dėkoju, kad jinai pasisakė. Tikrai aš esu ta liudininkė, aš turiu nuotraukas to vyro prieš ir po pasidariusi. Tai va, ir jis tikrai 100%, kai jinai tiesą sakys. Nu jau tikrai, tai mum grupiai pasidalink būtinai. Taip, aš esu padalinsis. Žinokit, mergaitės tikrai tokiais... Tikrai produktas veikia, aš galiu pasakyti, nes ir savo lygų, kiek turėjau su širdimi, su ritmu, į kraus spaudimą, su kolesterolis, tikrai yra daug palengvėjęs ir pagerėjęs. Ypač aš energijos turiu labai daug. Tikrai taip. Tikrai taip, o tai būdavo tas. Labai ačiū Jums, mergaitės, ir Editai, ir Stefai. Tai dabar dar išklausom Neringą ir dar biškį pakalbėsiu, kaip įsigyti produkto ir pabaigsim šiandien, gerai? Neringutė, dar tave klausau. Jo, tai aš labai trumpai. Labas vakaras visiems. Tai vartoju šios produktus jau beveik 7 mėnesiai bus, kaip greit laikas eina. Aš juos be proto įsimylėjus esu apie Blue Maxą, tai galiu pasakyti, kad mano susitvarkė visa nervinė sistema, aš tikrai tapau daug ramesnė, toks, nežinau, apsiraminimas, lengvas protas, toks visos tos mintis kažkur atrodo dingo, nežinau, pradėjus jį vartoti. Mano imunitetas labai sustiprėjo, tikrai mažiau sergu, dingo visi, žinokit, galvos skausmai. Aš tuos 7 mėnesius nevartoju visiškai jokių vaistų, negeriu jokių papildomų papildų ar kažko, aš vartoju tik tai šitą ląstelių maistą. Tai Blue Maxas tikrai tuo, jisai labai padeda širdies veiklai, kraujotakai, tai pas mane ir spaudimas susireguliavo, nes nors ir esu jauna, bet po 2 gimdymų buvo šiek tiek šokinėjantis toksai spaudimas ir būdavo širdies tokie permušimai lyg. Jausdavosi, ypač jeigu sustresuoja ar kokia nervinė kažkokia tai tokia įtampa būdavo tokia, tai žinokit, visas šitas dingo dalykas. Tai geria lygiai taip pat mano mažoji, mano didysis, tai
duodu po mažesnę, aišku, dozę, bet žinokit, labai noriai geria, nereikia kažko tai įmaišyti ar primaišyti, tiesiog laukia jau net, žino, kad eisim ir gersim, tai laukia jau. Labai skanus. Jo, jau net grįžus mes grįžtam po darželio ir aš jai duodu, tai jinai jau žino, kur reikia eiti ir rodo jau, kad mama reikia man išgerti. Tai jeigu mes susirgam, tai susirgam tik tai pastebėjau labai lengva forma, pavyzdžiui, darželį, nes jinai tik pradėjo nesenai eiti į darželį, tai mum būna slogytė arba kosuliukas ir viskas. O kiti vaikai, tai žinokit, važiuoja iki ligoninių su vėmimais, su aukštom temperatūrom, o mes va jau žiūriu 3 kartą, va taip praeinam labai lengva forma. Tikiuosi, tai bus ir toliau. Tai dar ką galiu pasakyti, mano vyras bandė, mano vyrui yra šiek tiek su kraujotaka, su širdim, su spaudimu problemos. Tai žinokit, jisai pradėjo nuo pusės paketėlio, jam buvo nuo pusės paketėlio pradžioj labai negerai, jam ir rankos drebėjo ir silpna darėsi ir viską, nes šitas produktas, jis pradeda iš karto veikti, kaip aš sakau, ir parodo tavo problemas, kokios yra. Tai labai dažnai būna, kad va taip ir išsigąsta, tai buvo taip mano vyrui, bet po biškį pratinau aš jį, kad reikia mažesnę dozę pradėti, nedaryti šoko organizmui ir po truputį ir žinokit, jam tikrai apsitvarkė tas spaudimas ženkliai ir jam irgi dingo visi galvos skausmai. Tai va, tai mano atsiliepimas būtų toks. Labas vakaras, o kas čia? Labas vakaras. Dar norėčiau, Aušra, apie Bliumaksą pasakyti aš. Gerai, klausau tada, Ineta. Geriu dabar, aišku, pertrauką, nes laukiu produktų, bet realiai aš Bliumakso poveikį pastebėjau po kokio 2 ar 3 išgėrimo. Gėriau po pusę pakelio ir prieš tai išnaudojau psichosomatinius vaistus ir man būdavo tokios panikos atakos. Tai kai pradėjau vartoti Bliumaksą, prieš tai gėriau Greenmaxą ir pridėjau Bliumaksą. Ir tikrai, kai tik pridėjau Bliumaksą, dingo visi tie požymiai ir iš karto nutraukiau vaistų gėrimą. Dar ką galiu pasakyti, iš tikrųjų tikrai labai veikia protą, nervų sistemą, proto koncentraciją. Taip, aš kalbu apie Bliumaksą. Aš dirbu mokykloje, tai vat pastebėjau, kad kai pradėjau jį gerti, aš per 3 dienas padariau tiek, kiek aš nepadariau per 3 mėnesius. Ir padariau tokius dalykus, kurių net nežinojau, kaip padaryti. Tai tikrai surišu su va šito produkto prijungimu visą tai. Taip. Tikrai taip, labai smagu Ineta girdėti, tuo labiau, kad žinau, kad jūsgi ne taip jau senai vartojat, taip? Nuo spalio kažkur 15, bet Bliumaksą aš prijungiau jau po kokios savaitės ar pusantros. Tai tikrai nesenai dar, tai labai smagu, tai ką linkiu gero sveikatinimosi, labai visom ačiū, kurios pasisakė.